Labas, mam. Skambini tu man ar ne? Sveiki žiūrovai. Tai, kaip žinote, Šerlokas Holmsas ir mes čia tyriam tą kažkokią nesąmonę KTU gimnaziją. Tai praeitą kartą įtariau tuos teroristus, nes ten komentatorius man biškai parašė, kad ten, o, čia gali būti teroristai. Aišku, parašė, kad Šamas gali būti ten prie teroristų, bet, nu, tarkim. Bet kadangi dabar kažkaip čia nesąmonė gaunasi tais teroristais, nes, nu, ne teroristai, tai nežinau, iš vis kokia čia nesąmonė, po to mano pagrindinio vaidmens Kuprotam kalina, tai čia iš vis fiasko yra mano karjerai ir aš nežinau, aš žlungu tikriausiai dabar, bet tai dabar įtariamasis yra egzibicionistas, ten kažkokia dujokupė ir rožinių ploščių, visas ten nuogas lakstantis kaip kūdikėlis Jėzus, bet tai įtariam jį ir jis čia tikriausiai apiplėšė ir aš nežinau kodėl ir neklauskit manęs ir mane užpiso šitą bylą. Tai tiek. Ačiū. Šiaip tai labai galiu išduot paslaptį, kad bylas sprendžiant, tai ten labai lengva nuspėti, kas yra nusikaltėlis, kaip paskaitysiu per mamų klubą. Tai ten iš karto visi atsakymai visus gyvenimo klausimus. Tai irgi rekomenduoju, jeigu kartais tartumėte įvačių seklių. Bet kol kas, man atrodo, aš tiesiog pasitrauksiu iš čia. Kaip pakomentuosite savo sklydusiu? Nu, išduosiu tokią mažą paslaptį, jie netikri. Akių pieštukas čia. Šiaip labai gerai ūsams piešti. O šiaip tai tiesiog, nu visi žinote mano tokią mažą, užslėptą simpatiją Watsonui, tai jam labai toks ūsų fetišas, tai aš nuolat išsipiešiu. O kartais, kai pasigeriu, tai nusitrinu. Keliu iš istorijų.